Eglutė, jinai linksma, pozityvi. Mes nuo 5 mėnesių pradėjome šitą kelią, kai mums nustatyta buvo, kad kažkas negerai. Mes važiavom į Santariškes, mums padarė MRT, nustatė, kad yra smegenų pažeidimas. Iš pradžių galvojo pagal visus tos niuansus, visus tos simptomus, panašu kaip į genetinę ligą leukodistrofiją. Tada laukė mėnesį pas genetikus, kai padarė, jau paėmė kraują, padarė tos tyrimus, laukė mėnesį. Nežinios, nerimo, paskui gavom atsakymų toks palengvėjimas, kad tai yra ne ta liga. Po metų, kai buvo metukai, tada jau gavom tikslę diagnozę kvadripleginį cerebrinį paralyžių. Mūsų visos abi rankytės ir abi kojytės turim pažeidimus, kairė pusė pas mus šiek tiek silpnesnė. Nekalbam kol kas taip, tikėkime, pradėsim kalbėti ateitį. Daugiau gestikuliuojam. Aišku, kai mama, aš tai viską suprantu, ką jinai, kaip jinai ką nori, ko nenori. Kitiems sudėtingiau, bet 2 metus lankom darželį, žolinėlį. Būna dienų, kai liūdna. Iš tikro liūdna ir kai pagalvoju, kaip galėjo būti, bet šitą aš jau nebepakeisiu, yra kaip dabar yra ir aš turiu jai padėti. Dabar jinai ropoja, dabar jinai jau stotis bando, kabinasi. Ir tokie šitie niuansai, kai tu pamatai, kad jinai bando, nori, tada triratukas. Mums buvo savaitgalį vienam paskolinėk centras. Įsitikit, ar jinai tikrai namuose norės viena su mumis, mūsų aplinkoj. Taip, tai viskas pasiteisino ir nuo tada, sakau, reikia bandyti ieškoti. Norėčiau labai padėkoti tiek nuo savęs, kiek nuo mamos iš visos širdies, tiek nuo savo šeimos, nuo artimųjų už šitą galimybę Lietuvos paštui. Ir už žmonėm, kurių aš nežinau, nepažįstu, gal kažkur gatvėje ir prasilenkiu, nežinau. Bet iš visos širdies dėkui jums už šitą galimybę, iš visos širdies. Labai labai ačiū. Veikiame jau nuo 16 metų, gana aktyviai ir jungiam didelę bendruomenę, kurioje šiai dienai yra virš 80 žmonių. Jungiam asmenys su negalia ir jų šeimų narius ir suteikiam žmonėms galimybę burtis, augti, stiprėti ir jaustis bendruomenės dalimi ir socialiai įtrauktiems. Kai atsiradau jau tuo metu centre EIK su veiklomis ir darėm naują iniciatyvą, kūrėm stovyklas vaikams su negale. Pradėjau ieškoti rėmėjų ir pagalvojau apie Kaukėno fondą, nes kažkaip socialiniuose tinkluose man šmeravo ir galvoju, pabandysiu paskambinti. Tai ir Džiugas gavo naudos, ir kiti vaikai gavo naudos. Taip ta mūsų draugystė ir užsimezgė su ta stovykla, su Džiugo istorija. Labai labai ačiū Jums, suteikėt tokį didelį dalyką Eglutei ir aš galvoju, kad čia jinai gavo labai labai didelę dovaną. Labai didelę dovaną, ta prasme, kad jinai gavo ir didelės galimybės. Ačiū, kad esate su mumis. Kartu tampame viena širdimi, kuri keičia pasaulį.